Sveiki, nu ką, laukėt? No. O aš grįžau. Aišku, dabar bus sėkinga, jeigu niekas manęs nelaukia ir visi apie mane pamiršo. Šiandien mes apžvelgsim Cupra Formentor automobilį. Daugiau nei 20 metų Cupra buvo tiesiog kaip ir atitikmuo atitinkamų modelių Seato. Bendrai dar yra vienas dalykas, dėl ko man būtent ši Cupra nepatinka. Visai patogu, kad viskas ant vairo padaryta. Na, dabar važiuojam, žiūri, ten iš galo kažkokia audito rožinė atrodo visai dailiai. Gal aplenks? Paneliai labiau tiktų tokia spalva. Cuprum reiškia iš lotynų kalbos išvertus varis. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, užgesinsi dabar variklį, šiandienos apžvalgą noriu pradėti nuo šiek tiek istorijos, papasakoti, kaip atsirado pats brendas Cupra. Pats Cupra pavadinimas atsirado nuo dviejų žodžių, tai yra Cup taurė ir Racing lenktynės. Iš pradžių Cupra nebuvo atskiras prekės ženklas. 96 metais Ispanijos automobilių gamintojas Seat, priklausantis Volkswagen Group, su Seat Ibiza Kit Car laimėjo pasaulio ralio čempionato 2 litrų World Rally Cup taurę. Šiai skambiai pergaliai paminėti, kompanija nusprendė išleisti galingą, sportišką miesto hatchbacko versiją. Ji buvo pavadinta Seat Ibiza Cupra. Cupra, el Ibiza que viene de los rallies. Daugiau nei 20 metų Cupra buvo tiesiog kaip ir atitikmuo atitinkamų modelių Seato. Cupra vardą gaudavo patys galingiausi ir greičiausi ispanų markės Seat automobiliai. 2018 metais Volkswagen Group vadovybė nusprendė sėkmingą pavadinimą paversti nepriklausomų premium klasės sportinių prekės ženklų. Dar taip pat įdomus faktas dėl pačio pavadinimo. Tai kaip ir nors ir oficiali versija yra, kad Cupra pavadinimas atsirado, kaip jau prieš tai minėta, dėl Cup ir Racing žodžių, bet dar taip pat yra vienas įdomus tapimas. Jūs kaip matot, pats logotipas yra labiau kaip ir vario spalvos, o lotyniškai varis yra Cuprum. Iš išorės man automobilis patinka, tai vat kas liečiant priekį. Čia yra facelift modelis. Kągi atnaujino šiuo atveju Cupra? Padarė naujus žibintus. Atnaujintas Cupra Formentor pasižymė agresyvesnių kėbulo dizainu bei naujais žibintais. Jei pirksit šitą Cuprą, tiesiog nepagailėkit pinigų Matrix žibintams. Didžiausias kaifas važiuoti naktį užmiestyje. Jums nebereikia rankiniu būdu junginėti tolimųjų šviesų. Mašina viską daro pati. Ji palieka įjungtą maksimalų apšvietimą, bet tiesiog iškerpa tamsų kvadratą aplink priešais važiuojantį automobilį. Bendrai dar yra vienas dalykas, dėl ko man būtent ši Cupra nepatinka. Nes ji yra paprasta. Šiuo atveju automobilio sumontuotas 1,5 litro benzininis variklis. Yra dar komplektacija, vadinama Cupra Formentor VZ. VZ modelis gali turėti kelias variklių variacijas, bet yra du įdomiausi. Pirmasis variantas eina tiesiai iš Golf Aero. O pati galingiausia, limituota VZ5 versija gavo Audi RS3 5 cilindrų motorą. Tai perkim prie automobilio galo ir paminėsiu, kuo skiriasi komplektacija VZ nuo šio sulčių pakelio, kurį stovi dabar prie mūsų. Esminis skirtumas, kaip jūs galite eisme atskirti paprastą Cupra Formentor nuo Cupra Formentor VZ, tai yra išmetimas. VZ komplektacijų stovi ženkliai rimtesnės dūdos, kurios iš tikrųjų prideda to agresyvumo iš galo, ko dabar jam trūksta. Apibendrinu šitą automobilį, tai eksterjeras yra gražus, agresyvus ir šiuolaikinis. Na, dabar persiskime automobilio vidų ir pabandykime jį paeksploatuoti miesto sąlygomis.
Čia yra automobilis su komplektacija, kur yra aklų zonų davikliai. Vietoje to, kad integruotų indikatorių į patį veidrodėlį, jis užsidega salone. Man asmeniškai ženkliai maloniau būtų, jeigu tai būtų tiesiog integruota į patį veidrodėlį, nes čia reikia kažkokį ten švieselę dar žiūrėti, ar dega, nedega. Tai yra iki galo nepatogu. Bendrai visai patogu, kad viskas ant vairo padaryta. Ant vairo galite ne tik užvesti variklį, bet ir perjungti norimą važiavimo režimą – Sport, Individual ar bet kurį kitą. Man iki galo nepatinka, kaip jungia jis pavaras. Kažkaip labai jau kiekvienas pavarų perjungimas jaučiasi. Norėčiau, kad jis šiek tiek minkščiau tai darytų, nes čia kaip ir gaunasi automobilis iki galo nėra sportinis, bet ir iki galo nėra komfortiškas. Tai čia per viduriuką grubiai. Vairavimas nėra toks aštrus, tarp kitko. Čia padangos geros stovi, tai pagal viską turėtų valdytis gerai. Čia vis tiek yra labiau toks kasdienis miesto visureigis, kuris siūlo išraiškingą dizainą ir puikų kainos bei kokybės santykį perkant naują automobilį. Nauja kainuoja ne pernelyg daug. Aišku, šiuolaikiniai realybėje kiniečiai už savo pinigų ženkliai geresnės komplektacijas turi, čia yra tikrai neišvengiama. O jeigu norit labiau tokio automobilio, su kurio galėsit palakstyt, tai reikia pirkti VZ. Man atrodo, šiandien sapnuosiu. VZ. Norėtųsi pabandyti tą Cuprą su Golf Aero varikliu, tai ten turėtų būti kosmoliotas, man atrodo. Tikrai turėtų labai linksmai važiuoti. Važiuoju dabar įsijungęs komfortu, norėčiau dabar šioje vietoje į sportą persijungti, bet tenai žiūriu, po kairę pusę policininkai važiuoja. Reikia dabar palaukti, kol toliau nuvažiuosi. Dabar važiuojam, žiūriu, ten iš gal kažkokia Audi TT rožinė atrodo visai dailiai. Pavyks, gal aplenks, blemba, reikia dabar pensininko režimą įjungti. Visai neblogai Audi TT padaryta, paneliai labiau tiktų tokia spalva. Aš asmeniškai gal tokią savo neimčiau, neįsirinkčiau tokios spalvos, bet dėmesį tikrai pritraukė. O dabar važiavom, per galinį vidurdėlį pamačiau toks. Na, o dabar pakalbėkime šiek tiek plačiau apie automobilio saloną. Kas liečiant saloną, tai medžiagos kokybiškos, niekas nebarška, bet man asmeniškai nepatinka, kad jie norėdami viską padaryti kuo moderniau, išmetė absoliučiai visus mygtukus ir viską sukišo į ekraną. Atrodo tai gražiai, bet realiam gyvenime kelyje tikrai nepatogu. Kadangi jau atsimena dėl žodžio Cupra ir Cuprum, kad Cuprum reiškia iš lotynų kalbos išvertus varis, tai daug yra vario akcentų salone, nes yra vis tiek savotiškas gaminto kaip ir braižas. O čia rimtas aparatas. Aš nesitikėjau, Rollsas. Net nustojau kalbėti, kaip pamačiau šitą Rollsą, tai gražiai atrodo. Šitam aišku Rollsui jau apie 20 metų, bet atrodo dar ganėtinai šiuolaikiškai ir prabangiai. Kvepia prabanga, aš dabar net jaučiu kvapas. Štai kaip viskas atrodo dabar iš vidaus. Noriu parodyti šiek tiek patį interjerą vairuotojo akimis. Vienas iš minusų, kas man asmeniškai labai nepatinka, jeigu jūs, pavyzdžiui, užgesinsite dabar variklį, jūs garsiai groja ir jūs nori padaryti tyliau. Ir jūs nepadarysit. Seat Leon prieš tai važinėjau, labai seniai prieš 6 metus ir bendrai ta pati bėda. Retai man tai yra sutinkama, bet toks minusas. Užgesini variklį, nori patildyti muziką ant vairo ir viskas, mygtukai myrė. Tenka ranka ieškoti multimedijos. Iš pirmo žvilgsnio smulkmena. Galbūt, bet kai persidė iš kitų mašinų, kur viskas veikia normaliai, toks inžinierių sprendimas tiesiog pradeda erzinti. Štai tokia gavosi apžvalga. Mašina tikrai įdomi, su savo pliusais ir minusais. Bet aš asmeniškai norėčiau labai išbandyti variantą su Golf Aero varikliu. Tai yra Cupra Formentor VZ, kuris ženkliai turėtų malonesnis ir greitesnis būt. Bet bendrai tikrai automobilis yra geras, gražus eksterjeras. Kaina, kaip už naują automobilį, yra ganėtinai adekvati. Ar ji verta savo pinigų? Spręsti jums. Na, tai buvo toks vaizdo įrašas, tai ačiū, kad žiūrėjot ir šiandien su jumis buvau aš ir Cupra.